aš nebenoriu kurti. Ši mintis mane aplanko bent vieną kartą per mėnesį. Ir tai tikrai ne dėl to, kad aš nebemoku, man atsibodo ar nesugalvoju nieko naujo. Tiesą pasakius, mano kūryba šiuo metu išgyvena tikriausiai geriausią savo etapą. Aš ką tik pabaigiau savo pirmąjį albumą Pionierius. Savo antro albumo aš parašiau daugiau negu pusę ir visai nesenai atsivėriau kolaboracijams projektams su savo draugais. Tai to kūrybinio aspekto mano gyvenime kaip ir netrūksta. Tačiau tikrai vieną kartą per mėnesį turėsiu tą vieną dieną, kai norėsiu visus pasiųsti kuo toliau, ištrinti visus projektus, mesti viską ir pradėti ieškoti tos ramybės. Tačiau kitą rytą mane aplanko gėda. Ir iš tikrųjų niekada nesumašiau, kodėl atsiranda šie jausmai ir iš kur jie ateina. Na, iki dabar. Tai pradėkime nuo beisikų. Numeris 1 problema mano kūrybinėme gyvenime yra spaudimas. Nesvarbu, ar tai išorinis ar vidinis, ar tai konkurencija ar mintis, neleidžiančios man atsipalaiduoti, kai man to labiausiai reikia. Spaudžia lygų blogai, blogai lygų blokas lygų nenustatytas laiko tarpas, kad aš jaučiuosi nieko vertas ir noriu viską mesti. Ir kažkodėl didžiąją dalį savo gyvenimo jaučiu spaudimą būti geriausiu. Tipo, viskas arba nieko taip šiai. Ir tikriausiai geriausias bei greičiausias būdas palengvinti šį spaudimą yra savęs gerinimas ir nusiteikimas išmokti kiek įmanoma daugiau per kuo trumpesnį laiką. Ar ne? Tačiau mano, bei tikriausiai daugumos kūrybininkų reakcija tai buvo kiek kitokia. Aš tikrai kūriau, nesustojau, tačiau kai ateidavo laikas pasidalinti savo kūriniais, jie taip plopt ir nukrisdavo į random folderį mano kompiuterį. Jeigu pasijausdavau šiek tiek drąsesnis, žinoma, įsikeldavau į SoundCloudą privačiai ir tada dalindavau tik tai su savo artimiausiais žmonėmis. Bet tai ir žudė mano kūrybiškumą. Aš nevoliucionavau, nekėliau kartelės, nes galvojau, ką tie aplinkiniai žmonės žino. Pasirodo, jie žino daug. Ir tada tas nuostabus paradoksas. Aš pykau ant pasaulio, kad nieks nežino, koks aš nuostabus ir talentingas. Tai norėčiau paklausti 19-kinio reptailo. Kaip tu galvoji, kad pasaulis sužinos, koks tu esi nuostabus ir talentingas, kai tavo visi gabalai guli folderyje not shit? Aš tikrai turėjau tokį folderį. Tada staiga atėjo 2011. Mes su Mienda Rekordu netyčia parašėm gabalą Finesse the Most. I finesse the most. I just start fucking bros, I make a movie dose. Got the money in my pocket, but it ain't my goal. Ir tai pašalino visus šansus nukišti šitą gabalą į kokį nors shit subfolderį ir pamiršti apie tai. Ne, mes šitą gabalą darėm leidybai. Tai mes rašom vokalus, pasidarėm miksą, nufilmavom klipą, kurio editą kaip didžiausias egoistas nusprendžiau aš. Sorry, hebra. Ir tada paleidau. Ir tada taip išėjo, kad mano bendradarbio 8 kambario, mano širdžiai niekada neatsibosiu vadinti bendradarbiais. Vadybininkas tuo metu kaip tik norėjo praplėsti savo atlikėjų komandą. Ir va čia aš pamponosim su beveik pabaigtų produktų malas. Tai norėčiau padėkoti visai komandai, nes tikriausiai be jų aš nebūčiau nieko išleidęs. Nes šitoje komandoje aš gavau būtent tai, ko man reikėjo - struktūros. Ir tada staiga atsirado miksai, masteriai, leidimo datos, kas gerai, kas blogai, kodėl gerai ir kodėl blogai, ir tada mane įtino. Man patinka tai daryti, man patinka kurti, tai kodėl aš nesidalinu to su pasauliu. Ir tada su komandos pagalba aš lėtai, bet užtikrintai išleidau keletą gabalų. Žinoma, didžioji dalis jų šiandieną man jau nebepatinka, nes aš užaugau tiek mentaliai, tiek kūrybiškai, tačiau man dar iki pačiol neša smegenis, kiek daug aš patobulėjau. Nes kai klausau savo senų gabalų ir dabartinių savo demo, aš supratau, kad aš patobulėjau daugiau per paskutinius 3 metus, negu per paskutinius 10 metų. Ir čia ne viskas, pasirodo, tavo kūryba gali taip patikti žmonėms, kad jie ją vartos kasdieną. Pasirodo, tavo muzika gali taip patikti žmonėms, kad tave Vidas Bareikis pasikvies apšildyti Žalgirio arenui. Ačiū, Vidai. Tai enter kas čia bus. 45 minučių kūrybinis prikolas, kurio metu nusprendžiau parašyti gabalą apie pasikėlusį reptailą, kuris nežino, kodėl jis yra ten, kur jis yra. Tai mano didžiausia daina, kuri negalvojau, kad trauks kažkam ausį, bet pasirodo traukė, virš 200 000 kartų traukė. Tai aš gavau paragauti tos sėkmės motivacijos ir aš dar iki pačiol deguja. Ir man tikrai nesvarbu, kad mano kiti gabalai nesurinko net trečdalių perklausų, nes aš leisiu muziką tol, kol aš fiziškai nebegalėsiu jos leisti. Bet tada ateina ta viena diena, ta viena sušikta diena. Tačiau šiandieną aš moku su ją tvarkytis. Ta diena aš nekuriu. Ta diena užsiimu mechaniniais darbais, gaminu arba praleidžiu laiką su žmonėmis, kuriuos aš myliu. Su žmonėmis, kurie man primena, koks aš nuostabus ir talentingas esu jų akise. Ir tada tos mintis dingsta, kaip škvalas, nepalietęs nei vieno medelio. Tai kurk. Rodyk. Nes visada bus geresnių negu tu. Ir visada visi turės ką apie tave pasakyti. Tai duok, apie ką jiems kalbėti.